Saunam krosnelę. Pagal tavo pageidavimą Taip. norėtų elektrinės krosnelės. Taip, pasirinkimas buvo todėl, kad mano pirtis šitą stovės arti prie kaimyno tvoros. Nu ir susitarėm, kad būtų saugiausias apskritai variantas turėti elektrinę. O elektrinės pirtis, nu, aš nelabai man patinka, pasakysiu atvirai. Ne? Jo, bet šitas, aš esu išbandęs ją parodoj, čia buvo vienas iš nuostabiausių dalykų, kuriuo aš esu bandęs. Tai tikrai, todėl aš būtent pasirinkau ją, nes jinai ir degonį nedegina, ir pilna oro, ir pastoviai cirkuliuoja tas šiltas oras. Ir... Jo, aš ką žinau, kad Saunam yra patentavusi tą technologiją, kad oro pamaišymas tas vyksta, iš viršaus paima tą karštą orą, kas yra įprastai pirtyse, ir per apačią pučia, ir gaunasi, kad nėra šilumos kontrasto tarp viršaus ir apačios. Visur yra vienoda ta temperatūra. Pabandysim, tikiuosi, kad teks ir man pabandyti tą krosnelę. Būsit vienas iš pirmųjų svečių, aš jums pažadu. Gerai, labai ačiū. Visi girdėjot. Aš mėgstu sakyti žodis nežvirblis. Laukite tęsinio tada pirtie pas Kovaldą.